Buvimas YouTuberiu reikalauja labai daug sunkaus darbo. Pavyzdžiui, žinoti visada, kas vyksta internete ir visus aktualiausius trendus. Kitaip sakant, turi žiūrėti YouTube'ą ir atsigulęs scrollinti TikToką. Ir pastaruoju metu man vis dažniau išmeta tokius video. Cabos de cacao. It looks like an alien head. Ir čia, hebra, netiesiog kažkino graužis pyragėliai. Čia yra Cedrico Grolet graužis pyragėliai. Su daugiau nei 9 milijonais fanų TikTok'e ir 12 milijonų Instagram'e Cedricas Grolet užkariavo internetą savo desertais. Ypač populiarūs yra vaisių formos desertai, kuriuos sunku atskirti nuo tikrų vaisių. Būtent dėl šių kūrinių prie jo kepyklėlių nusidrėskė eilės, o tūkstančiai žmonių iš viso pasaulio vyksta į Paryžių vien tik tam, kad galėtų jų paragauti. Ir aš susimaščiau, ar jie tikrai tokie kieti, ar visą tai tik skemas. Išorė gali graži, bet vidų supausio obuolio skoniu, man reikia atsakymų. Tik yra viena problema, jo kepyklėliai yra Paryžiuje. Bet ar tai tikrai problema? Laukit sekundėlę, kas čia? Kas čia? Mesdames et messieurs, nous sommes en France. Bienvenue à Paris. Gerai, kadangi mūsų desertai bus padaryti dar tik už 3 valandų, tai turim dabar pakankamai laiko paeksplorint Paryžių. Boltas jau atvažiavo, varom. Bonjour, monsieur. L'amour avec grand A, celui qu'on se sert. C'est après les mômes qu'il commence pour de vrai. Dans les débuts, c'est l'envie d'hobby. On se promet tout, et ça pour la vie. Les mots les plus doux, les projets d'avenir. Romance petit-déj au réveil dans le lit. Très attentionné. Ir pagaliau atvykom pas Cedrico. Kepyklėlę, kurią saugojo net 3 apsauginiai. Jeigu norėjai patekti vidų, visų pirma turėjai išlaukti visą šią eilę. Bet kadangi mes padarėme rezervaciją internetu ir viskas jau buvo paruošta, mes galėjome įeiti per specialų įėjimą atsimti savo desertų. Bet visų pirma reikėjo praeiti pro šį simpatišką apsauginį. O iš patirties žinau, kad apsauginių nemėgstamiausias dalykas yra žmonės su kaukėm. Iš pat pradžių jis bandė su manim kalbėti prancūziškai, kas yra visiškai suprantama, nes mes esam Paryžiuje. Bet kelis kartus paklausęs, ar galima angliškai, jis vis tiek toliau su manim kalbėjo prancūziškai. English, please. Ir aš nežinau, ar jis čia bandė kalbėti angliškai, bet visą laiką kartu rezervacijų. Ir iš trečio karto pagaliau supratau, kad jisai klausė, ar aš turiu rezervaciją. Tada jis tiesiog mane užignoravo ir pradėjo kažkam skambinti. Ir tada rimtai pagalvojau, kad savo desertų, kurie dabar yra už 2 žingsnių nuo manęs ir dėl kurių atvažiavom 2000 km, aš net nematysiu. Pasirodo, jis pakeitė kitą apsauginį, kuris kalba angliškai. Do you speak English? Pagaliau galiu su kažkuo komunikuoti, viską paaiškinsiu, jis mus įleis ir visa kelionė nebuvo be reikalų. Taip jau maniau, bet kas nutiko toliau, man parodė, koks čia žaidimas iš tikrųjų vyksta. Thank you. Bonjour. Porą minučių pakalbėjom ir pabandžiau jam paaiškinti, kad esu YouTuberis, atvykom net iš Lietuvos, kad paragautum jų desertų, investavom nemažai energijos, pinigų ir dabar tiesiog norim nufilmuoti, kaip juos atsiimam. Įkalbinti dėja nepavyko. Tai tiesiog nutarėm, kad vienas iš operatorių nueis ir paims mano užsakymą. O dabar kaip aš vertinu visą situaciją. Pirmas dalykas - dirbti apsauginiu pačioj populiariausioj Paryžiaus kepyklėlėje, į kurią atvažiuoja žmonės iš viso pasaulio ir negalėt kalbėti angliškai. Nėra gerai. Antras dalykas, gal aš ir esu svečias jų mieste, gal ne toks, kokį jie tikėjosi su balta kaukė ir raudona striuke, bet visada su visais stengiuosi elgtis pagarbiai. Ir nepaspausti rankos, nesvarbu, ar aš atvažiavau 2000 km iš Lietuvos, iš Londono, iš Ispanijos, ar tiesiog perėjau gatvę, nes prie pat tos kepyklėlės gyvenu. Tokio disrespekto niekas neturi teisės rodyti niekam. Trečias dalykas, neįleido manęs dėl kaukės. Ok, jo, suprantu. Jų namai, jų taisyklės, jie pasirenka ką įleisti ir ko neįleisti. Bet vėlgi, jeigu būčiau atėjęs visiškai vienas ir sakyčiau, davai įleiskit mane, aš būdamas apsauginiu savęs būčiau irgi neįleidęs. Bet kai už manęs stovi visa kameros komanda, mes jums paaiškinam, ką filmuojam, kur filmuojam, parodom kanalus, kas čia vyksta ir vis tiek neįleist. Gale dienos čia jų yra pasirinkimas, bet aš kitaip pasilikčiau. Ok, hebra, pasimėm desertus, dėja pačia parduotuvė neleido filmuoti, apsauginiai buvo labai pikti, bet štai yra desertai, vienas krepšys, kitas krepšys ir eisim dabar, susiras kažkokią gražią vietelę ir paragauti. Tai ką, hebra, atėjome į valgymo spotą prieš Eifelio bokštą. Visai neblogas spotukas pavalgyti. Čia, hebra, pirmą kartą pamačiau Eifelio bokštą šiandien ir maniau, kad jis yra overhypintas, bet dabar kaip pažiūrau, blemo geras, tikrai bombinis, turi gyvenimą kažkada pamatyti. Gerai, bet šiandien ne apie tai. Šito dėžutėje turime 5 desertus ir jinai kainavo 90 eurų. Čia yra dar 3 desertai, kuriuos įsirinkau ir jie abudu kartu sudėjus kainavo taip pat 90 eurų. Big revealas. 1, 2, 3. Neblogai, turbūt tikrai. Taip pat vertinsiu visus desertus pagal 3 kriterijus. Pirmas būtų aišku skonis,
Antras būtų išvaizda, o trečias, ar jie iš tiesų atrodo panašus į tai, ką bando atspindėti. Tai ką, hebra, pradėsim, manau, nuo pirmo. Net nežinau, kaip čia jums su ranka. Šiaip šaukštukus davė, pabandysim su šaukštuku. Taigi dabar, hebra, pažiūrėkite ir pasakykite, kuris yra cake, o kuris yra fake. Tikrai labai panašus, aš pats netgi suklyščiau. Ar desertui pavyko pamėgčiau pasiflorą? 100%. Duodu 10 iš 10 taškų. Pabandysiu šitai paimti, hebra, kad pamatytumėt patį vidurį. Čia labai minkšta viduj. Damn. Turime dalį. Paragavau į vidų tikrų pasiflorų skonis ir dabar bandome ragauti. Tikrai pasiflorų į vidų, traškesys iš išorės, kremas vidų, 10 iš 10 išvaizdai, bet 8 iš 10 skonių, nes man pasiflorai labai patinka. Štai taip atrodo tikras mangas prieš Cedrico sukurtą mangą, truputėlį gal didesnis, bet iš spalvų žiauriai panašus. Vėl pabandom truputėlį mažesnį gabaliukų šį kartą atsik. Šitas kietas. Šitas netoks minkštas kaip pasifloras. Bandom skūpinti. Opa, paragavom kremą. Wow. Damn, šitas geras. Gerai, hebra, mangas žiauriai nustebino. Skonio atžvilgiu tikrai duodu 10 iš 10, išvaizdai 10 iš 10 ir ar pavyko atkartot mangą, irgi net 11 iš 10. Labai panašu. Pamatyčiau tokį virtuvę ant stalo, tikrai sudvėjaučiau, ar čia mangas ar ne. Toliau važiuojam. Riešutas. Šiuo atveju labai didelis. Štai čia matote normalų žemės riešutą ir Cedrico žemės riešutą. Truputėlį didesnis, nėra kas slėpti, bet pažiūrėsim, ar skanesnis. Vėl išorė kietesnį ir vidus labai minkštas, taip teisingai. Čia viduj nėra paprastas kremas kaip praeituose, čia bus riešutų sviestas. Wow, pats kremas žiaurus, palaukit dar kartą paragausiu. Žiauru. Irgi dar vienas šedevras. Vėlgi, nieko negaliu pasakyti kito, kaip puikiai atkartoju riešutų skonį. Gal truputėlį net per saldus, pakol kas mangas ima pirmą vietą. Ar pavyko atkartoti riešutą? Tikrai taip, pagal dydį gal nelabai, bet ir netokia misija buvo. Labai gražiai padažytas, labai gražiai padaryti šešėliai, kaip tikram žemės riešute. Duodu 10 iš 10, o... No problem. Excusez-moi, monsieur. Išvaizda taip pat 10 iš 10. Na, o skonis negaliu duoti mažiau nei 7. 7 būtų irgi per prastą, tai duosim 7,5. Tikėjausi kažko geriau. Štai taip atrodo. Normalus obuolys, manau, visi esame matę. O štai taip atrodo Cedrico padarytas obuolys. Diginam tiesiai į obuolį. Pavanu kotelį pirmą. Kotelis šokoladinis. Valgomas, ok. Šitas gal kietesnis net už mangą. Pasimsiu mažą gabaliuką, kad tilptų į burną. Tikros obuolių skiltelis žemė. Ok. Skonis primena labai keptą cukrinį obuolį. Cinamono yra, jei neklystu. Geras. Vėlgi, obuolį puikiai atkartojo. Tai neatrodo, kaip ir sakiau, tobulas ovalas. Kažkaip vis tiek sugebėjau padaryti tą natūralią obuolio formą, kaip jisai auga. Tai neatrodo toksai tobulas ir fake. O atrodo tikrai kaip natūralus obuolys, tai irgi duodu 10 iš 10, o skoniui duodu 9. Einame prie kito deserto. Štai čia turime normalų pekanų riešutą, o štai čia yra 10 kartų minimum didesnis Cedrico pekanų riešutas. Šį kartą iš karto pabandysim padaryti išvaizdos review. Pati išvaizda, kaip atrodo, tai tikrai vėlgi 10 iš 10, nėra kas slėpti, bet man atrodo, kad net taip tiksliai jam pavyko atkartoti pekanų riešutą. Kaip čia matot, pavyzdžiui, obuolys, jisai toks nėra tobulas, yra čia įdubimai, čia išdubimai, čia iškilimai, o čia šitos vietos padarytos labai tobulai. Per tobulai, kad būtų tikras, tai negaliu duoti 10, negaliu duoti 10, duosiu 9 iš 10, bet vėlgi svarbiausia, koks yra skonis. Važiuojam. Vėl pabandysim, hebra, kad matytumėt vidurį. Iš tikrųjų, dabar nepasakyčiau, koks yra tikro pekanų riešuto skonis. Taigi, paragausim. Matau, kad riešutinius dalykus daro pagal tą pačią stilistiką. Skanu. Nemanau, kad įmanoma būtų jam padaryti kažką neskanos. Geresnis negu riešutas, bet ne toks geras kaip vaisiai. Tai ką, hebra, pirmų kepinių review kaip ir baigtas. Dabar einame prie šitų bad boyų. Ir pažiūrėsim, ką turime čia. Štai čia, hebra, turime labai didelę pistaciją. O čia turime, kaip atrodo, normali pistacija. Packagingas, taip kitko, apie packagingą nieko nesakiau, packagingas yra 10 iš 10, vėlgi, nebereikalo tokius didelius pinigus ir mokyti. Tikrai premium, labai gražiai atrodo, o dabar ragaujam pistaciją. Pistaciniai dalykai dabar labai ant hypo pastaruoju metu, tai žiūrėsim, kaip čia bus. Turėtų būti faktas, kad skanu, ragaujam. Netelpa. Ok, tuoj truputėlį dar reikia vidurio. Tuoj, hebra, dar paskutinis kąsnis. Galėsiu jums išanalizuoti, kas čia vyksta dabar mano burnoje. Labai žiauriai daug skonio vyksta vienu metu. Negaliu paaiškinti. Problema tame, kad aš jaučiu karamelę daugiau nei pistacijas. Ta pati reitingų sistema, išvaizda nieko negaliu pasakyti, nieko negaliu prikipti 10 iš 10, padaryti visi bingurėliai kaip ant tikros pistacijos. Tuo pačiu, manau, ir labai puikiai atkartojo pačią natūralią pistaciją. Išvaizdai ir atkartojimui galiu duoti 10 iš 10, skoniui galiu duoti 8,5. Tikėjausi daugiau pistacijos skonio. Na, o dabar,
hebra, einame prie paskutinės dėžės. Ir čia mes turime. Štai čia vanilės lasdelė. Vanilės normali lasdelė atrodo štai taip. Fun factas, kas nežinojot, vanilė yra antras brangiausias prieskonis pasaulyje. Pirmoje vietoje yra safranas, o antroje vietoje yra vanilė. O dabar einame prie skonio. Ok, matau, kad čia bus panaši sudėtis kaip pistacijoje. Matau karamelę. Ragaujam. Daug geriau. Wow, oh my god, tikrai geras. Geras. Skoniui duodu 10 iš 10. Žiauriai patiko, žiauriai skanu. Tikrai patiko. Wow. Vanilė dalinasi pirmą vietą su mangu. Hands down. Tai taip atrodo visi prakasti 8 desertai, kuriuos nusipirkau iš Cedrico parduotuvės Paryžiuje. Ar jie verti 180 eurų? Negaliu sakyti taip, bet ir negaliu sakyti ne. Nors ir labai skanus, bet jie nėra padaryti valgymui. Jie tiesiog yra padaryti kaip dekoracija. Paryžius tiesiog atspindi Prancūziją, atspindi Paryžių. Tuos prancūziškus konditerijos šedevrus. Ar dar kartą nusipirkčiau valgymui? Ne. Ar nusivešiau kažkokį draugelį paragauti? Tikrai taip. Tai jeigu hebra atvarysite į Paryžių, būtinai aplankykite Eifelio bokštą ir jeigu norite išsirinkit vieną savo mėgstamiausių vaisių arba riešutą, arba prieskonį ir paragaukit. Manau, verta. You got me hypnotized. Every time you move, I'm following your groove.